Sveiki visi iš Katoro įlankos ir mes turime labai didelį šeimos kajaką, 3 vietų. Galima net įsisodinti vaiką ir su juo mes dabar plauksime į populiariausias Katoro įlankos vietas šiandien ir rytoj. Šiek tiek vėjuota. Orai dažnai čia keičiasi, bet labai gražu visur. Labai didelė įlanka, bet tikrai įmanoma plaukioti baidarėmis. Rodom spalvelę, pasižiūrėkit. Mėlyna su rožiniu. Turim sit on top baidarę, kuri yra labai patogi, stabili. Turim šitoje baidarėje tokią sistemą, kad pasikelia vandeniu išleisti, labai patogu. Daiktaltėžė yra čia, atsakiau, vietos pilna, yra ir priekį, mažesnė talpa yra priekyje ir daiktai gali pačiuožti net į centrinę baidarės pusę, nes tikrai yra vietos dar ir po sėdynėmis, užsisega. Turim kėdes, labai patogios, įsitempia su dirželiais irgi, guliuojasi priekis, galas ir jos slankiosi, kad atsisėsti taip, kaip patogu visiems žmonėms. Turi gėrimų laikiklius iš abiejų pusių. Vietos visam kūnui irgi užtenka, net esant 3 žmonėms. Gali sėdėti ir vaikas, tai yra atskira tam vaiko kėdutė, daiktadėžė ir 2 rankenos, už kurių gana patogu ją nusinešti visada, kur reikia. Galim pagaminti įvairiausių spalvų, kokių tik norit. Kaip tik norit, taip galima ir padaryti jūsų būsimą baidarę, jeigu būtent norėtumėte tokio modeliuko. Ir dabar keliausim plaukti link lankytinų objektų Katoro įlankoje iki pat vakaro. Taip? Taip.